diena, galima būtų dar palaukti, bet mes matome prieš save laikrodį, mums skirtas minutės, jis atgal tiksi, tai gal jau nebelaukime. Sveiki atvykę į mūsų kūrybinio dueto kūrybinę šventę. Tai iš tikrųjų pati smagiausia mūsų darbo dalis. Naujausia knyga, kurią mes tradiciškai parašėme per vasarą, leidykla per rudenį ją išgražino ir išleido. Pirmą kartą pristatoma pasauliu. Ir jūs visi esate to liudininkai. Po to šios knygos pristatymas keliaus per Lietuvą. Tai jeigu jums įdomu, jeigu jūs atvažiavę iš kitų miestų, prašom, sekite informaciją, lankykitės, praneškite savo giminaičiam, draugam. Tikrai bus vėl smagu pasimatyti. O dabar mes su Eimantu pakalbėsime, kaip mes rašėme, ką rašėme ir kiek ilgai rašėme. Tai aš gal prisėsiu, tik labai žemai tas fotelis. Gal vis tiek matysit per šitą ekraną. Tai gerbiamas kūrybinis bendraautoriau. Esame aprašę įtakingiausius LDK didikus, esame aprašę Gediminaičių dinastiją, moteris didikės, o ką į šitą knygą sudėjome šį kartą. Labai diena visiems. Taigi šitą knygą mes sudėjome dalinai, sakyčiau, tai, kas galbūt netilpo į pirmą knygą, į Mėlyną kraują. Taip pat savo socialiniuose tinkluose aš uždaviau klausimą, o apie ką mūsų skaitytojai norėtų sužinoti, kalbant apie konkrečias giminės. Taigi atsižvelgėme ir į nemažai atsiliepusių skaitytojų pageidavimus, bet vis tiek surinkome tokias giminės, kurios buvo kažkuo vis tiek labai ypatingos. Tai pirmiausia, tos, kurios, tikrai tikrąja to žodžio prasme netilpo į pirmąją knygą ir buvo kažkuriuo metu pačios įtakingiausios. Tai gerokai Lietuvoje užmiršti Kęsgailos, šiek tiek daugiau prisimenami Goštautai, ir labai plačiai, manau, žinomi Oginskiai, bet visgi vis tiek apie Oginskius dažniausiai žinomas vienas kitas faktas, bet labai daug jų istorijos puslapių yra plačiai visuomeniai nežinome. Tai mes knygą, aišku, rašėme ne istorikams, o tiems, kurie apskritai domisi istorija arba, kaip mes tikimės, susidomės istorija per mūsų knygas. Ir mes matom, kad mums tai sekasi, tai įkvepia rašyti toliau. Ir kadangi Kęsgailos buvo patys turtingiausi Lietuvos didikai 16 amžiaus pirmoje pusėje, tai ir labai anksti išmirė, jų valdas paveldėjo Zavišos Kęsgailos, perėmė jų pavardę ir Šemetos, tai aprašėme ir juos, kad pasižiūrėti, kaip sekėsi tų Kęsgailų įpėdiniams. O kadangi dar ankstesni negu visas bajorų luomas ir taip toliau, ir turbūt negu mūsų valstybė yra kunigaikščių Giedraičių istorija, ir ypatingai apie Giedraičius rašyti mūsų prašė labai daug skaitytojų, tai pridėjome ir Giedraičius. Bet visą, aišku, lieka dar giminių ir neprašytų, nežinau, gal bus trečia dalis, gal ne, tikiuosi bus. Tikrai dar būtų ką rašyti, bet vis tiek tas visas giminės, kurios dabar yra aprašytos šitoje knygoje kilmės viršūnėse, jas jungia, kaip sakant, pati aukščiausia kilmė, labai ypatingas statusas, nors aišku, jos priklauso tos giminės šiek tiek skirtingiams lygiams ir skirtingoms grupėms ir nėra tokios vienybės kaip Mėlyname kraujyje, kur visos 5 yra labai panašios. Tai galbūt kaip tik ir įdomiau bus paskaityti apie skirtingesnės giminės, perėjusios skirtingesnius etapus ir raidas. Čia aš pridėsiu, Eimantai, kad susidomėjimas mūsų knygomis auga, tai liudija, kad šiemet mes gavome didesnę salę pristatyti knygą ir žmonių jau vis daugiau. Tikėkime, kad kitais metais čia nebus ne vienos tuščios vietos, nes dar vieną knygą tikrai planuojam. Bet dabar dar apie šitą. Eimantas jau užsiminė, kad pradedame knygą Kęsgailų giminę. Ir rengiant knygą kartu su Eimantu, iš jo surinktos medžiagos, man tiesiog atimdavo Kęsgailų didybė ir jų reikšmė, kaip jie dėjo parašus ant svarbiausių istorinių sutarčių, koks buvo svoris visuomenėje. Svoris tos, kad net jiems išmirus
giminaičiams perėmusiems Kęsgailų turtus pagarbos užteko net giminaičiams tolimiems. Tai, bet ta giminė dabar yra visiškai pamiršta, net ir Žemaitijoje, su kuria buvo Kęsgailos labai susiję. Ir atrodo, kad žemaičiai turėtų labai prisiminti ir gal net kažkaip tai įamžinti tos Kęsgailos. Eimantai, kodėl ta užmarštis tokia skaudi Kęsgailų? Dėl to, kad jie išmirė labai anksti. Dažniausiai yra atsimenamos tos giminės, kurios pergyveno Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kurios buvo gyvos dar šitai senai valstybei išnykus. O jeigu dar šitos giminės atstovų yra šiandien, tai giminė tada primenama gali būti ir dar dažniau. Bet va su Kęsgailom yra tokia problema, kad taip, jie išmirė dar 16 amžiaus viduryje. Netgi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vėlesnių laikų dokumentuose, apie juos jau labai mažai kas nors jau užsimenama. Na ir tiesiog, ir ištiko jos užmarštis, kaip ir didelė dalį kitų giminių. Aišku, negaliu paaiškinti, kodėl ištiko didesnė užmarštis negu, pavyzdžiui, Goštautus, bet Kęsgailos, kaip bebūtų, buvo ir turtingesnė giminė už Goštautus, o kalbant apie Žemaitiją, ypatingai įtakingesnė. Tai Žemaitijos istorijoje mes absoliučiai nei iš tolo nerasime tokios ypatingos, turtingos ir valdžią turėjusios giminės kaip Kęsgailos, nes jie ir pačią Žemaitiją valdė seniūnų teisėmis daugiau negu 100 metų ir tai yra didžioji dalis viso laikotarpio, kada jie iš viso buvo gyvi. Jų valdžia Žemaitijoje buvo tokio lygio, kad net Lietuvos didieji kunigaikščiai ėmė ilgainiui stengtis jų valdžias apriboti ir nebeduoti jiems naujų pareigų, o dar ir nuteikti Žemaitijos bajorus, kad jiems taip netarnautų. Bet Žemaitijos bajorai visgi didžiąją dalį laiko absoliučiai jais pasitikėjo ir galima sakyti, kad kaip Žemaitija buvo kunigaikštystė, nepamirškime, praktiškai autonominė kunigaikštystė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tai Kęsgailos buvo kaip tos žemaičių kunigaikštystės faktiniai kunigaikščiai, valdovai. Panašu, kad jie to ir siekė. Jie matė Žemaitiją kaip savo kraštą, kuriame jie yra tarsi kokie sritiniai karaliukai. Tai kodėl žemaičiai yra taip užmiršę Kęsgailos, tai aš neįsivaizduoju, nes, jeigu ypač dabar kalbama, kai kurie žemaičiai mėgsta kalbėti apie savo išskirtinumą, autonomiškumą, apie visą kitą tą turtingą istoriją, tai Kęsgailos turėtų būti minimi absoliučiai kiekvieno žemaičio lūpose, kiekvieną dieną. Bet taip nėra. Tai mes pabandysime priminti šitą giminę, aišku, kurią verta atsiminti visiems lietuviams ir ne tik lietuviams ir baltarusiams ir kitiems, nes tai buvo viena svarbiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių. Tikrai labai daug kuo pasižymėjusi, labai daug nusipelniusi, bet, apie viską pasakoti iš eilės būtų iš tikrųjų per didelės laiko sąnaudos, o laikrodis tiksi. Čia dabar toks šoninis klausimėlis. Mes knygoje paaiškiname, kad telšiai, kuriuos žemaičiai laiko savo sostinę, visgi neturi teisės į šį titulą. O kas turi? Tai pirmiausia, Žemaitija neturėjo vieno konkretaus centro. Reikia pradėti nuo to, tai buvo vienintelė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija, kuri neturėjo oficialaus centro, oficialios sostinės. Ir praktinė sostinė dalyjosi į 3-4 vietas. Pirmiausia, Žemaitijos valdytojais dažniausiai būdavo Kęsgailos ir jie įprastai reziduodavo Kražiuose. Todėl Kražiai toks ypatingas miestelis ir turi senos architektūros ir puikiai istoriją. Tuo tarpu politinis centras kaip parlamentarizmo dalis, pavietas seimeliai, visa kita, egzistavo Raseiniuose. Ir kaip politinis centras iki pat pabaigos Raseiniai turėtų būti laikomi Žemaitijos sostinė. Tuo tarpu Žemaitija taip pat ir buvo vyskupija, turėjo savo vyskupiją ir jos centras buvo Varniai, vėlgi labai ypatingas miestelis. O pats didžiausias Žemaitijos miestas buvo Kėdainiai. Dabar aš įsivaizduoju, kad retas kėdainietis iš viso žinotų, manytų, kad jų žemės yra Žemaitija. Tai aš kartais Žemaitijos, tos senosios Žemaitijos gyventojus pašiurpinu, kai papasakoju apie jų krašto istoriją ir Žemaitijos, sakykime, ypatybės juose, ir iš karto klausiau, palaukit, mes ne žemaičiai. Gerai, gal dabar ne žemaičiai, bet anais laikais tai buvo Žemaitija ir be jokios abejonės. Žemaitijos riba buvo Nevėžio upė, tai įsivaizduokime.
Na, o kodėl Telšiai yra laikomi Žemaitijos sostinė, tai tiesą sakant, aš tuo domėjausi netgi šiokias tokias neoficialias apklausas atlikdamas, tai man nei vienas žemaitis ir nei vienas nežemaitis nedavė nei vieno rimto argumento, kodėl Telšiai yra sostinė. Tai jeigu tarp jūsų yra tokių tikrų žemaičių, kurie tą žino, tai būtų įdomu iš jūsų išgirsti, kodėlgi tie Telšiai yra sostinė, kuo yra tas remiama. Nes aš kaip istorikas to nepamačiau ir arba kažko nežinau, arba... Bet taip dažnai būna. Aukštaitijos sostinė daug kas Panevėžį laiko ir absoliučiai nesuprantama kodėl. Na ir taip toliau. Tai dar trumpai prie Kęsgailų grįžkime prie jų išmirimo. Tas išmirimas nebuvo šiaip išmirimas, jis turėjo priežastį. Priminkime. Bet ta priežastis buvo truputėlį panašiai kaip ir Goštauto, ne? Tai galime iš karto šitas dvi giminės paimti. Tiesiog lyg ir buvo planuojama turėti kuo mažiau šeimoje vaikų, sūnų, kad nereikėtų dalinti turtų. Tai tiesiog, kad abiejų giminių atveju atsitiko taip, kad, neliko sūnų visai ir giminės išmirė. Taigi šitos giminės neperėjo prie vakarų Europos tradicijų valdymo žemėvaldos, prie kurios vėliau perėjo Radvilos, ir tai buvo Radvilų paslaptis. Radvilos neribodavo vaikų skaičiaus, bet vis tiek, bent jau Nesvyčiaus Olykos šakoje, beveik visada visą turtą paveldėdavo vienas ir vyriausias sūnus, o kiti, kaip sakant, gaudavo geriausiu atveju pensijas iš savo vyriausio brolio. O vat Kęsgailos ir Goštautai truputėlį elgėsi kitaip, mąstė truputėlį kitaip, ir apie tai ir viso to pasekmė ir kaina yra dalinė užmarštis, ir nekalbant apie išmirimą. Dar apie tą žemėvaldą. Ar tiesa, kad šiais laikais kažkas nori taip kaip Radvilos susitvarkyti žemėvaldą, padaryti ordinacijas ir klausia jūsų patarimo? Žemėvalda ne, bet tie žmonės, kurie dažniausiai gyvena iš dividendų, turi pramonės įmonės ir taip toliau, jie apie tai klausia. Ir manęs, ir kitų, ir mes turime labai konkrečių pavyzdžių ir nereikia jų kažkur labai praeityje ieškoti. Jungtinėse Amerikos valstijose senosios giminės dažnai turi tos vadinamosius patikos fondus, trust fund, ir iš tikrųjų jų esmė yra labai panaši į ordinacijų sistemą, kurią turėjo Radvilos Lietuvoje 16 amžiuje, pavyzdžiui, įkurtos. Tai tik skirtumas tas, kad Radvilos į tos ordinacijas dažniausiai rašydavo žemes, kaip ir Tiškevičiai, pavyzdžiui, vėliau, o amerikiečiai įrašo akcijas ir gamyklas. Gerai, grįžkime į senus laikus. Išmirusių Kęsgailų turto likučius perėmė Zavišos ir Šemetos. Trumpai, ką nors pasakykime apie šias giminės. Zavišos labai mažai veikia Žemaitijoje ir apie jas tuoj užsiminsiu daugiau, bet kadangi mes kalbėjome apie Žemaitiją, tai Šemetos, tikrai Šemetos, netgi sakyčiau, gerokai labiau žinoma giminė Žemaitijoje negu Kęsgailos, ir man teko ne vieną žemaitį sutikti, kuris Šemetas puikiai žinojo ir pasakodavo, kad jų ten prosilė kažkas, ten juos atsiminė, matė, pas juos dirbo ir panašiai. Matote, kas atsitinka, kai giminė lieka ilgai gyva. Aš dabar nežinau dėl Šemetų genealogijos, ar jie tikrai yra gyvi. Aš atsekiau jų istoriją iki 1950 metų, bet po to man nutrūksta linijos ir lieka truputėlį neaišku. Ar dingo tie kažkur palikuonys, nepalikdami pėdsakų mums Lietuvos istorijos aptinkamų, ar jie tiesiog išmirė. Na va, bet jie Žemaitijoje išmirus savo protėviams, giminaičiams ir turto sukūrėjams Kęsgailams, jie bandė išlaikyti panašią įtaką kaip Kęsgailos, kaip būtent ta giminė, bet juos nukonkuravo Chodkevičiai, su kuriais beje Šemetas labai tuokėsi ir bendravo, ir kita vertus dėl man labai sunkiai įvardijimo priežasčių, jau beveik po šimtmečio 17 amžiaus pirmoje pusėje Šemetas beveik visiškai prarado politinę įtaką. Na ir po to jie tapo tokiais labiau vidutiniais dvarininkais ir dvarų turėjo dar tikrai 19 amžiuje, vėliau Šiaulėnai, pavyzdžiui, Viktariškiai ir
pavyzdžiui, Diktoriškio dvaras vienas iš paskutinių buvo jiems priklausiusių, mūsų knygoje yra ir jo puikių fotografijų, ir Diktoriškio dvarą atėmė carinė Rusija už dalyvavimą 63 metų sukilime. Tai, tai vadinasi, patriotiškumo buvo toje giminėje ir galime ir per tai jos atsiminti. Na va, o Zavišos veikia labiau dabartinės Baltarusijos teritorijoje, jie perėmė ir Kęsgailų pavardę, nes tai vadindavo Kęsgailomis Zavišomis. Ir jie labai daug padarė, kad dabartinės Baltarusijos teritorija būtų sėkmingai integruojama į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Paprastai tariant, būtų palaikomi tampresni ryšiai su Vilniumi, negu su kažkokiu kitu centru. Ir jie prisidėjo gerokai prie to, kad Minskas tapo labai vakarietišku miestu, savo architektūra ir panašių į Vilnių. Tiesiog XIX amžiuje, kada carinė Rusija pasiėmė Minską, tai 200 metų suviršta Minską į Rusiną. Bet Zavišos Kęsgailos su kitais mūsų didikais tą miestą jau buvo perstatę ir pastatė kaip vakarietišką, katalikišką miestą ir iki 18 amžiaus pabaigos jis toks ir buvo. Ir jeigu mes išmanome vakarų Europos architektūrą, mėgstame Vilniaus baroką, tai tokių pastatų likusių Minsko centre visgi matome daug. Ir mums, sakykime, nuvykus į Minską, aiškiai matosi, kad tai buvo Lietuvos miestas, nes senamiestis yra absoliučiai lietuviškas. Ir nieko čia, kaip sakyt, Lukašenka padaryti negali, išskyrus tai, kad nugriautų, bet jis negriaus. Jis kaip tik rūpinasi mūsų paveldu, bet savinasi jį, kad ne va čia Baltarusų paveldas. O sovietai be abejo daug ką sugriovė Minske, tai ne viskas liko, ką Zavišos ten pastatė, bet Zavišų palaidojimų Minske iki šiol tebėra, įskaitant Minsko katedrą, prie kurios statybos jie labai daug irgi prisidėjo. Tai Kęsgailų pavardės šiais laikais nėra, bet šiandien... Pavardė gal ir yra, bet tos giminės nebėra. Galbūt bendra pavardžiai, bet jie tikrai nepriklauso tai didikų giminiai. O Šemetos ir Zavišos? Šemetos, tai sakiau, kad aš randu jų iki 1950-ųjų būtent tos mūsų didikų giminės palikuonis. Bendra pavardžių matyti yra, bet vėl jie greičiausiai nepriklauso tai giminėje, bet reikėtų tikrinti, bet atradimų šitos giminės istorijoje pastarųjų laikų šios giminės istorijoje dar gali būti. Kaip sakant, dar nenurašykime, kad jau tikrai išmirusi klaustukas. O Zavišos išmirė 20 amžiaus viduryje ir buvo likusios 2 Zavišaitės, kurios ištekėjo už Radvilų ir labai daug nusipelnė mūsų kraštų kultūrai. Sekanti giminė Goštautai, trumpa giminė, tai yra Barboros Radvilaitės pirmojo vyro giminė, nors Goštautai ne to garsus, bet šiuolaikiniam žmogui gal Barbora sako daugiau. Paskutinis Goštautas ir paskutinis Kęsgaila Stanislovai buvo. Ir jie abu buvo, kaip čia pasakyti, neturėjo ambicijų politikoje. Abu turtingų giminių atstovai. Abu rodos turėjo pjauti savo tėvų ir senelių pasėtus grūdus, derlių. Bet taip neatsitiko. Ar tai yra tiesiog turtingų atžalų toks likimas? Ar čia kaip sutapimas? Dalinai tai yra sutapimas, bet turtingom giminėm visada yra tokia problema ir šiuo atveju ypač kai lieka vienas giminės atstovas, tai nes jie buvo beveik paskutiniai, tai taip jau pasitaiko kartais, kad tiesiog turtingose giminėse ne visi būna pašaukti rūpintis savo statusu, savo įtaką, nesvarbu kam, politikai, kultūrai, ekonomikai ar panašiai. Na tai va šitie 2 vyrai iš tikrųjų kažkaip tai, jiems ta politika nebuvo pats svarbiausias dalykas ir postai nebuvo itin svarbu. Bet jie buvo labai turtingi, vieni turtingiausių Lietuvos žmonių ir puikias santuokas verslas sudarė ir dalyvavo visokiose dvaro intrigose ir panašiai, pasiskaitykit apie tai knygoje tikrasi. Na bet taip jau atsitinka, kad visose giminėse pasitaiko tokių žmonių ir nebereikalo senosios turtingos giminės, nebūtinai bajorų, vadinami tie old money. Jie dažnai ir sako, tai jų aplinką verta priimti tuos, kurie išlaikė turtą, pavyzdžiui, ir 4 kartoje. Ką tai reiškia, nes labai dažnai, o šiais laikais ir dažniausiai, sakykime, yra 1 karta, kuris sukaupė turtą,
antra karta kartais jį išvaisto, trečia karta beveik visada jį išvaisto ir jeigu sulaukia ketvirtos kartos, jau galima tikėtis, kad giminė gyvuos elite per amžius. Bet ne visos, vat ir su Kęsgavos su Goštautais baigėsi truputėlį kitaip, bet su Radvilom jokių būdų ne, pavyzdžiui. Nu, bet apie Radvilas nenukrypkim. Žinau, kad Radvilas jūsų meilė, bet grįžkim dar prie Stanislovo Goštauto tėvelio, kuris buvo neįtikimo ryškumo asmenybė ir kurio stotą galime pamatyti Vilniaus katedroje Goštautų koplyčioje, kur jo yra antkapinė lenta, taip, epitafinė lenta. Priminkime svarbiausius jo nuopelnus Lietuvos valstybei. Na, kalbant apie jo nuopelnus Lietuvai, tikrai galima kalbėti labai daug. Bet pirmiausia, reikėtų pabrėžti galbūt keletą geopolitinių dalykų. Pirmiausia, jis labai tvirtai stovėjo prieš Lenkų magnatų norą Lietuvą vienaip ar kitaip susijęti, kuo labiau inkorporuoti galbūt, ar į glaudesnę uniją įrašyti su Lenkija. Tai vat, jo tas antilenkiškumas politinis buvo neapsakomai stiprus ir neapsakomai daug jis padarė. Ir kadangi kaip tik jo epocha buvo ta, kada buvo parašytas, sudarytas pirmasis Lietuvos statutas, ir jis kaip tik tuo metu buvo Lietuvos kancleris, taigi ir buvo atsakingas už statutą, tai pirmasis Lietuvos statutas didelė dalimi yra jo idėjos, jo mintis ir jo darbas. Ir vienas svarbiausių jo idėjų įgyvendinta Lietuvos statute buvo ta, kad užsieniečiai, o tai visų pirma turime galvoje Lenkai, Lietuvoje neįgyję Lietuvos indigenato, kaip vėliau būtų pasakyta, negalėjo gauti valstybinių pareigybių ir dvarų. Tai kaip sakant, aišku, Lenkai trynė prieš tai rankomis, kad čia žodžiu tuoj Lietuvoje gaus visas pareigas ir dvarus ir viską. Ir Algirdo Goštauto šitą idėją, kurią jis įgyvendino labai stipriai, jiems to neleido. Aišku, tai nereiškia, kad nebuvo čia Lenkų, bet jie turėdavo gerokai pasistengti ir gauti indigenatą, arba dabar, kaip pasakytume, pilietybę. O ne taip, kad, žodžiu, unija ir jie čia gali daryti beveik ką nori, ko tikėjusi. Tai va. Po Liublino unijos prieš. Ne, aš galvoju, pirmas Lietuvos statutas tai prieš Liublino uniją. Taip. Na, paskui Liublino unija liko, bet po Liublino unijos liko tas antrasis statutas jau galioti, bet tame antrame statute buvo tos pačios idėjos išlikusios. Na ir liko tas, sakykime, atskirumas nuo Lenkų visą likusį laiką. Nors, aišku, buvo visokių peripetijų ir visokių išimčių, bet esmė liko. Na, taip pat jis labai rūpinosi Lietuvos kultūra, raštyje, pats turėjo puikią biblioteką, kuri galėjo konkuruoti su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių biblioteka ir labai rūpinosi religiniais klausimais. Aišku, jis buvo katalikas ir jo maldaknygė yra puikiai lenkų kalba išlikusi, neseniai buvo eksponuota Valdovų rūmuose. Bet galime apie jį kalbėti labai daug įvairių dalykų. Bet visų pirma, tai buvo labai išdidus žmogus, manęs, kad pirmiausia, jis tarsi yra Lietuva. Ir apie jį būdavo kalbama, kad jis yra, diplomatai apie jį taip prašydavo, kad jis yra Lietuvos vicekaralius. Aišku, pas mus nebuvo tokios pareigybės, bet taip jį matė diplomatai, kurie čia atvažiuodavo. Na, o pats jis buvo nuomonės apie savo sluoksnį toks, kad maždaug mes ponai, o tai reiškia didikai, paprastus bajorus kviečiamės į seimus ir kitur dėl to, kad jie sužinotų tai, ką mes ponai nutarėme. Ir jis pasistengė, kad pirmajame Lietuvos statute didikai būtų išskirti kaip truputėlį atskira kategorija nuo visų bajorų ir didikai turėtų didesnės teisės. Vėliau tos teisės buvo oficialiai sulygintos, bet faktiškai ta tokia, kaip dabar pasakytume, oligarchija išliko. Bet kadangi jo sūnus buvo paskutinis giminėje, toje oligarchijoje po to nebedalyvavo Goštautai, nes jų nebebuvo tos pagrindinės linijos. Dabar jau turim pradėti šuoliuoti, nes liko 19 minučių. Apie Giedraičius. Visiškai kitokią giminę, kuriai rodos iš šaltinių nereikėjo nei postų, nei kažkokių santokų pakeliančių juos kilmės laiptais, o jie akcentavo intelektualumą, mokėsi universitetuose,
studijavo universitetuose, kas didikams anais laikais buvo tik pramoga, o ne rimtas dalykas, o Giedraičiai kažkaip rimtai tai žiūrėjo. Pasakykime šios giminės išskirtinumą, aišku, nepamirždami ir Giedroico. Na, aišku, taip dabar jos Giedroicais vadina ir vienas garsiausių giminės atstovų visai neseniai miręs, tai buvo Jurgis Giedraitis arba Ježy Giedroic, kuris buvo vienas iškiliausių emigrantų Lenkų šaltojo karo laikais, leidęs puikų leidinį Kultūrą, kur rašydavo ir Česlovas Milošas, ir Giedroicas, ar Giedraitis, kaip mes sakykime, padarė labai daug, kad visų pirma Lenkai pradėtų pratintis ir priprastų prie minties, kad kai Lenkija gaus nepriklausomybę, visišką teorinę ir faktinę nuo Sovietų Sąjungos, tai jie į Vilnių nepretenduotų. Tai jeigu be Giedraičio įdirbio, aš nežinau, kaip būtų pasibaigę. Čia jau šiais laikais turėjo. Taip, po 90 metų. Bet jisai kalbėjo labai griežtai keletą dešimtmečių visoje Lenkų spaudoje, visose įmanomose kanaluose, kad Lvivas yra ukrainiečių, Gardinas yra baltarusių, Vilnius yra lietuvių ir tai nėra Lenkijai turintys priklausyti miestai. Nes dauguma Lenkų visgi galvojo, kad jeigu grius Sovietų Sąjunga, tai jie dar atsiims savo agresus. Tai Giedraitis buvo pagrindinė figūra, kuris sakė, kad pamirškime tai. Na ir dabar pabaigai toks saldainiukas iš paskutinės giminės iš Oginskių, kuri yra arčiausiai mūsų laikų ir išlikę daug ir materijos, ir prisiminimų apie tą giminę. Tai aišku, knygoje yra parašyta apie visą giminę, jos istoriją ir atsikraustimą iš Rusios žemių, bet mes mestelėkime 3 pikantiškiausius dalykėlius iš šitos giminės istorijos, kad būtų įdomu skaityti iki pat pabaigos knygą. 3, nu gerai, 2 pasakysiu, o 3 priminsite. Tai vienas dalykėlis buvo toks, kaip visada giminėjos turtas, žodžiu, baigėsi. Kai pagrindinė linija išpirė 1909 metais, kalbant apie vyrus, na ir Oginskiai mąstė, kad Radvilų pavyzdžiui reikėtų sukurti ordinaciją iš savo visų turtų ir jį palikti giminaičiui grafui Zaluskiui. Bet nespėjo to padaryti, nes paskutinis Oginskis buvo nepilno proto ir jo sudaromi dokumentai negaliojo. Na ir jam mirus staiga atsirado visiškai Oginskiams ir šiaip niekam Lietuvoje nežinomi tokie rusai iš Sankt Peterburgo von Larnarskiai, kurie pateikė jo testamentą sudarytą dar tam paskutiniam Oginskiui Bogdanui esant psichiškai sveikam. Čia kuris yra dešimtmetis 19 amžiaus? 20 amžiaus patys pirmieji metai, apie 1902 buvo neva sudarytas tas von Larnarskių dokumentas. Nu, žodžiu, ten buvo parašyta, kad kadangi von Larnarskiai labai daug nusipelnė Oginskiams, ten visą kitą ir pasižadėjo ginti lietuvybę, atsisakyti savo rusiškumo, netgi stačiatikybės pereiti į katalikybę ir taip toliau. Tai, žodžiu, Oginskiai palieka visas savo turtus, daugiau negu 30 000 hektarų žemės, nekilnojamą turtą visoje Europoje, didžiulį kapitalą grynaisiais, dvarus Rusijoje ir taip toliau jiems kažkokiems... Taip, von Larnarskiams, ten tai buvo parašyta. Paskui buvo išsiaiškinta, kad kažkas Bogdanui Oginskiui pakišo baltą popieriaus lapą, kuriame buvo jisai pasirašė, ir paskui tas lapas pateko į blogas rankas ir prie to parašo buvo sukurtas kai kam patogus dokumentas. Bet buvo išsiaiškinta visgi, kad tai yra klastotė. Beveik niekas nenukentėjo, beveik nebuvo nuteistas, nes tai buvo per didelis triukšmas visoje carinėje Rusijoje, bet aišku, buvo išsiaiškinta, kad tai yra falsifikatas vienaip ar kitaip, ir Oginskiai su pirma negalėjo, būdami tokie Lietuvos patriotai, užrašyti kažkokiems rusams iš Sankt Peterburgo visų tų savo turtų. Taigi vos tie turtai Oginskiui netiteko nežinia kam. Na, bet teisė ir teisingumas nugalėjo ir Oginskių turtai buvo išdalinti, ko labiausiai Oginskiai paskutiniai bijojo, 90
kaip čia, pretendentų, 900 įpėdinių. Tai reiškia, buvo išdalytas tas turtas, bet ne vienas iš jų beveik tuo nepasinaudojo, nes paskui tą turtą, kaip sakant, nacionalizavo Lietuvos Respublika per žemės reformą ir per visokios kitokias kataklizmus, žodžiu, viskas dingo. Bet tie Zaluskiai, kurie, ir vienam iš jų buvo manoma palikti visą tą turtą, bet nespėta tiesiog parašyti testamento, jie jaučiasi Oginskių įpėdiniais ir dažniausiai prisistato ten, kur reikia kalbėti Oginskių vardu. Tai pikanterija numeris 2. Pikanterija numeris 2, kaip buvo su Irenėjumi Oginskiu. Turbūt visi daugiau mažiau esame girdėję Mykolą Kleovą Oginskį, kuris sukūrė tą nuostabų visame pasaulyje žinomą polonezą Atsisveikinimo su tėvyne. Tai čia kalbame apie jo sūnų ir pagrindinį paveldėtoją, kuris gyveno Rietave. Labai daug padarė Lietuvos pramoniai, žemės ūkiui, Žemaitijai apskritai ir lietuvybei taip pat. Bet sklando legenda, kad jisai suinicijavo savo laidotuvės ir pabėgo kažkur, kad gyventų paprastą gyvenimą. O galbūt išvengtų turto nacionalizavimo, nes jisai ketino dalyvauti 63 metų sukilime. Ir kaip tik tais pačiais 63 metais jis dingsta, įvyksta jo laidotuvės, per gėles niekas nematė, tai paskui prisipažino, kad tikrai per gėles nesimatė, kas karste guli. Jį, su jau uždarytą karstą, palaidojo prie Oginskių koplyčios, bet ne pačioje koplyčioje, kaip pačius Oginskius visus iki tol. Ir va taip pat ir tebėra iki šiol atskiras kapas vienas, kai visi kiti Oginskiai šalia esančioje koplyčioje. Tai va klausimas, kas ten palaidotas. Tai va sunku pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Niekas to karsto, aišku, netidarė, neiškasė, nepatikrino, gal kada tai padarys, o gal ir verta tą pamiršti, bet pikanterija įdomi. Ir dabar trečia pikanterija, kurią esate pamiršęs, apie ryšį su caro šeima. Taip. Daug kas sakė, tik nepamirškite šito prašyti, mes laukiam tos istorijos, tos puikiai žinome. Žodžiu, buvo taip, kad tas pats Irenėjus Oginskis vedė dvi pusseserės, tarpusavy pusseserės, bet ne jo pusseserės. Abi buvo Kalinovskytės, Lenkijos gyvenančios Peterburge. Na ir ta antroji iš jų, Olga, ypatingai graži, išdidi mergina, Freilina caro dvaro, ją įsimylėjo pats Aleksandras II, būsimasis Rusijos imperatorius. Čia iki vedybų. Kaip? Čia iki vedybų Oginskių. Be abejonės. Na ir sakoma, kad kadangi imperatoriškoji šeima labai išsigando, kad iš tikrųjų įpėdinis gali vesti paprastą ir dar gyvenkę grafaitę, tai jie kuo greičiau surado Aleksandrui II žmoną, o tai Kalinovskytei kuo greičiau surado vyrą ir netgi buvo šnabždamasi, kad ji jau nešioja caraičio vaikelį pilvelyje. Tai kuo greičiau reikėjo ją ištekinti, o kadangi Oginskiai buvo patekę į nemalonę, tai buvo sakoma, kad Irenėjus Oginskis buvo priverstas ją vesti ir išgelbėti caro šeimą. Ir po to, kai tas vaikelis mirė, jam buvo duotas vardas Bogdanas, kas šiaip jau reiškia Dievo duotasis ir taip dažnai būdavo pavadinami nesantuokiniai vaikai. Tai žodžiu, lyg ir skandalinga istorija, bet Oginskiai tos istorijos nepamiršo ir leido ir netgi skatino ją kalbėti kuo plačiau, nes leisdavo visiems dviprasmiškai manyti, kad jų šeimoje auga caraičio sūnus. Liko 9 minutės ir tai yra laikas jūsų klausimams. Prašom. Gal prašau mikrofoną. Nematau rankos, kas kelia. Norėjau paklausti gerbimo Eimanto, kada ir kodėl pasukote link didikų visos šitos tematikos. Čia pirmas klausimas. Antras, iš kur ir kokius archyvus, nežinau, dirbate, lankotės, kad susirinkti visą įmanomą informaciją tokioms knygoms? Dėkui. Tai pirmiausia, kai man buvo maždaug 10 metų, aš perskaičiau Lietuvos istoriją Adolfo Šapokos
ir man ten labai užkybo tie visi didikai, kurie nuostabius portretus ten turėjo ir taip toliau, ir kas jie tokie buvo, kodėl taip apsirengė, visą kitą. Tai jau paauglystėje, žodžiu, viską, ką įmanoma, laisvalakis dažniausiai būdavo skirtas didikams. Na ir po to, kai pradėjau studijuoti Vilniaus universitete istoriją, tai iš karto jau žinojau, kad norėsiu rašyti apie didikus ir pradėjau nuo Tiškevičių ir jie buvo labai mažai tyrinėti tuo metu. Rašiau kursinį darbą, paskui bakalauro darbą, tada magistro darbą, po to daugybę straipsnių ir štai tie didikai yra mano, sakykime, fokusas ir mano ypatingas interesas, kaip aš kartais sakau. Na tai va, tai kadangi apie tuos didikus ypač populiariai kalbama yra truputėlį per mažai, ypač tada, kada aš pradėjau domėtis, tai iš viso ta bajorijos istorija Lietuvoje dar buvo labai menkai žinoma, nes dauguma rūpinosi kas valstiečiais, kas partizanais, kas Smetona, kas dar kuo, o kur tie mūsų aristokratai ir jų asmenybės, tai buvo tai ganėtinai pamiršta tema. Na, dabar istorikai daugiau rašo, bet apie tai rašo sunkias monografijas, kurios yra skirtos kitiems istorikams, o mes rašome, kad sužinotų kuo platesnė visuomenės dalis. Na, o apie šaltinius tai yra dvi grupės, tai iš vienos pusės panaudoju tai, ką randu Lietuvos ir Lenkijos archyvuose. Šiais laikais daug ką galima rasti internete, nes Lenkijos ypač archyvai yra labai plačiai perkeliami į internetą. Ir nereikia nedažnai jau važiuoti į Lenkiją. Na, bet taip pat naudojamės ir kitų istorikų knygomis ir juos pareklamuojame savo knygose, parašydami kieno tai yra, kiek kas yra rašę apie tai. Ir mes pateikėme tai, ką jie parašė, kaip sakome, vieni kitiems, jums visiems suprantama kalba, o kad daugumos Lietuvos istorikų neįprato plačioji Lietuvos dalis visuomenės skaityti, na tai vadinasi, tai yra niša mums prakalbinti visą tą istoriją kažkaip paprasčiau ir aiškiau. Tai taip mes matome savo tikslą. Mūsų tikslas nėra pasakyti labai daug kažko naujo, nors iš tikrųjų mūsų knygose yra ir naujo, bet tikslas yra, kad, na, ir nebūtinai išsilavinę žmonės sudomėtų istoriją ir skaitytų knygas. Ir mums tai panašu pavyko. Gal galima klausimą? Ar tenka tų istorikų klaidas pataisyti? Kažkaip sąmoningai to nedarome, bet, na, jeigu atsiranda kažkas, tai, kaip čia pasakyti, diskretiškai pataisome, neparašydami, kad mes pataisome. Tikrai nėra taip, kad mes parašytume, kad va, tas ir tas istorikas suklydo to ir toj vietoj. Mes manom, kad nėra prasmės iš tikrųjų taip elgtis, mes truputį kitą fokusą turime. Gal versiją savo kitą pateikėm? Kad pateikėm daug savo versijų ir kartais paliekam daug klaustukų, ko nedarytų galbūt istorikai savo akademinėse knygose, tai irgi taip. Užduodam klausimus, tegul patys žmonės mąsto, o gal ir istorikai irgi paskui tai atsako. Aš labai džiaugiuosi, kad Eimantas atsišaukė į tą provokaciją, kad, na, paaiškinkim, paspėliokime, faktų nėra, bet kodėl tas žmogus taip ar anaip pasielgė. Nes mokslinėse knygose tai nebūtų įmanoma. Kartais įmanoma, bet mes tikrai skiriame dėmesį psichologijai daugiau negu kiti istorikai ir rašytojai, istorijos rašytojai. Ir aišku, kartais istorikai pakraipo galvomis, kad, na, sako, betgi nebūtinai šaltinė tai parašyta, o mes sakome, pabandykime suprasti, kaip tas žmogus galėjo mąstyti ir su klaustuku parašykime, o kaip galėjo būti ir kaip jis galėjo jaustis. Tarp kitko, Lenkijos istorikai daug plačiau ir drąsiau negu Lietuvos istorikai kalba apie psichologiją. Tai vat, iš tikrųjų, aš pasidėmiau kai kurių Lenkų istorikų darbais, kurie irgi kelia tos klausimus. Bet kokia galėjo būti tų žmonių, kuriuos mes aprašome, psichologija? Lietuvos istorikai dažniausiai žiūri taip gerokai sausiau į šitą klausimą. O kadangi skaitytojui vis tiek dažniausiai yra galbūt tai, kas jį emociškai dažnai sieja su didikais ir valdovais, tai psichologijos klausimas tampa labai įdomus. Gal dar galima? Manęs kažkaip nepaleidžia sakinys, jūs sakėte, jeigu aš teisingai supratau, kad iš Žerkės-Gailo didikai išmesti, kadangi stengiasi, kad berniuko negimtų. Jeigu aš gerai supratau. Apskritai yra vaikų. Jūs to nedarėti vaikų, ne? Tiesiog neplanavo, neturėjo. O jeigu apie berniukus ir apie mergaitės, tai apskritai to metų diduomenėje dažnai buvo įprasta, kad mergaitės dvarų nepaveldėdavo.
Ir tiesiog, pavyzdžiui, Radvilas netgi labai konkrečiai nustatė savo šeimos paveldėjimo turtą, pavyzdžiui, Nesvydžiaus Olykos šakoje, nei hektaro jokiai merginai neduoti niekada ir nedavė kelius šimtus metų. Aš gal norėčiau, kaip galvoju, Žilvinai, kadangi pažįstamas visą gyvenimą, galiu sakyti, tu, Žilvinai, kas paskatino iš publicistikos domėtis istoriją ir būtent padėti rašyti šitas knygas. Mes nesimanė 30 metų, tai labai įdomu būtų paklausti. Ačiū. Aš daugybę metų iš tikrųjų žiniasklaidoje esu dirbusi, bet žiniasklaida jau nebėra ta, kaip mano jaunystės laikais. Ir tiesiog daugybė žurnalistų, jūs pastebėkite, dirba visai kitose srityse. Ir aš džiaugiuosi, kad knygų su Eimantu Gudu ir su Valdu Rakučiu sėkmė mane su ta banga aš įnešta buvau tiesiog į šitą istorijos temą. Man tai yra džiugu, nes tai yra man kaip istorijos universitetas antras. Ir šiaip smagu labai. Su Eimantu smagu dirbti. Ir jum. Man tai labai smagu. Šitą specialiai paprašiau jau antrą kartą, man atrodo, prašau, kad Žilvinė ir moderuotų mūsų pristatymus čia, nes knygų mugėje vis paskirdavo prieš tai kokį kitą žmogų, nors mes rašydom vis tiek su Žilvinė. Tai prašom, jeigu dar ką klauskit, prašom. 2 minutės. Ačiū, labai įdomus knygos pristatymas, aš turiu pasidėjęs, bet dar nepradėjau skaityti šitų knygų. Man yra įdomu, kaip žmogui, kuris negyvena istoriją, ko galėtų pamokyti jūsų knygos, nes istorija turi duoti šiuolaikiniam žmogui kažkokią naudą. Tai ko tikėtis iš jūsų knygų? Man atrodo, kad tiesiog asmenybės stiprybės šitam globaliam pasaulyje. Jeigu mes nežinosime savo šaknų, tai tada mes plauksime pasroviui su nežinia kuo, su stipresniais. O juk mes tai turime kuo didžiuotis. Kita vertus, Eimantas dar pasakys savo nuomonę, bet Lietuvos istorijos, nors kiek vyresni žmonės, tikrai mes mokykloje tiek nesame mokėsi. Tai čia tiesiog savigarbos klausimas. Reikia žinoti ir visas giminės, ir visus mūsų kunigaikščius, ir visus su tuo susijusias peripetijas. O Eimantai jums kaip atrodo, ką duoda? O aš pabrėžčiau, kad tyliai ar netyliai labai daug žmonių kalba, masto, emociškai reaguoja į elitą. Vienokį ar kitokį, masto čia elitas ar ne, ir koks elitas turėtų būti. Tai mes pateikėme konkrečius pavyzdžius, kokį ir pakankamai turtingą elitą mes turėjome. Tai pirmiausia, kaip galime jų didžiuotis ir kaip galime sekti. Pavyzdžiui, kaip užsiimti politiką, kaip rūpintis valstybės reikalais, kaip užsiimti savo turto tvarkymu, visą ekonomiką, kokios būti kultūros, kaip laidoti savo giminės narius, kaip palaikyti religingumą, jeigu yra religingas žmogus, kaip kurti biblioteką, kaip skaityti, kokį teatrą mėgti, kaip apskritai į teatrą žiūrėti. Nepamirškime, mūsų herojai dažniausiai turėdavo savo teatrus privačius, valstybinių teatrų LDK nebuvo iki pat 18 amžiaus pabaigos. Taigi daugybė dalykų, apie kuriuos nesame apmąstę. Ir kadangi labai didelė dalis, ypač jaunimo, dabar ima ieškoti atsakymų šitos klausimus, kuriuos išvardijau, jie nuolat, kadangi nemato beveik nieko lietuviško čia ir įsivaizduoja, kad lietuviai yra valstiečių tauta, tai jie pradeda domėtis prancūzais ar amerikiečiais, o mes pasakom, kad palaukit, visą tai, kuo jūs norite domėtis, mes jau turėjome, tik jūs pasiskaitykite, ką mes konkrečiai turėjome. Ir tada labai dažnas jaunuolis, man tai būna didžiulis širdies paglosimas, pasako, oho, tai ir pas mus buvo aukštuomenė, pasirodo buvo. Viskas, 28 sekundės. Ačiū Jums už dėmesį.